Nu va, koks fainas parkingas. Trumbelka kainavo nebrangiai 30 eurų parai Molėtuose išsinuomavau. Nu, porą litrų kūrą suvalgė. Nu, tai tikrai nedideli pinigai. Aišku, nu, vežti ją, paimti tai 2-3 valandos. Bet rezultatas tai mane daugiau negu džiugina, nes vietomis centimetras, nu, man centimetrai svarbus iš tikrųjų dėl aukščio, tai vietomis tik centimetras, bet vietomis tai visus sutrombavo ir 7-8 būtų taip sėdę savaime, tai būtų ertmė pagrindimis. Tai gerai, kad susitrombavau iš tikrųjų. Šią savaitę kažkaip tais važiuoju ir balti paukščiai laukuose. Nežinau, kirai, žuvėdros, nu bet kažkaip jų nebūdavo. O, kas iš kiemo liko po liučių. Atėjau aš, kai visada įmečiau batoną žuvytam. Dirbu, žiūriu per langą, pilna čia tų paukščių. Nu, žodžiu, jos tą batoną visą turbūt nešiojo ir suvalgė. Nežinau, žuvytam kas liko, tai tėvas patarė kitą dieną. Kibirę, žodžiu, pamirkiau batoną, jisai išmirko gerai ir tada pylė su visų to turiniu kibiro. Ir jis iš karto skęsta. Vienas kitas tik tais viršų lieka, tai toks ir patarimas, va. Jo, nu čia su to nuotekų įrenginiu tai įdomiai bus, nes aš jį norėčiau čianais. Čia pati žemiausia vieta, giliai kas tada nereikia. Jo išbėgimas tada kažkur ten, nu, bet kad jo neapsemtų, nu žodžiu. Gal reiks šulinuko pumpuoti, nežinau, žiūrėsim dar. Juodgrindės išbetonuotos. Nu džiaugiuosi, kad jos džiūsta iš tikrųjų lėtai. Plėmai dar yra drėgni, nes oras tinkamas dabar, kad greit nedžiūna. Vieną kartą palaišiau kitą dieną, va čia mamatas drėgna, palaišiau kitą dieną su laistytuvu pabetonavimą, šašus nuvalės didesnius, kad putplašių dėt netrukdytų. Nu ir džiūsta jau, tai savaitė džiūsta. Jisai sukietėjo, nu jisai nesukoja, tikrai nesibraukė. Čia tik tai purvina. Džiūsta lėtai, tai džiaugiuosi, nes turėtų tvirtesnis būti. Aišku, dar klausimas, lyjo čia, tai ar čia drėgmė prasimuša iš grunto? Nu, nežinau, dėjom plastifikatorių, kuris drėgmę atstumia. Gal ir dėl to lėtai džiūsta, bet rezultatu esu labai patenkintas, labai malonu dabar vaikščioti. Jau galima planuotis kažką tais iš bėdos, galima ir lovą pasistatyti, pamiegoti. Čianais nebetonavom, nes čia betonuosis padas rimtesnis, su rimta armatūra, nes svorio bus daug pečiuje. Hebra eina savo, taip ačiū, buvo talka, keliese mes čia maišėm. Tai 2 prie lyginimo, pradžiai lyginau su grebliuku, vibratorium ir su tokiu savadarbiu įrankiu, bet vėliau atvažiavo draugas su profesionaliais įrankiais, su patirtim ilga. Na, va matosi, čia lyginau aš. Ir čia jau lygino jisai. Tai tada lyginimas labai greitai pajudėjo. Aš tik spėjau laistyti, nukasinėti kur per daug ir vibruoti. Na, paskui jau kai vietos nebeliko, jau prie durų prisitraukėm. Tai aš visus tik daiktus jam traukiau, kad nemaišytų. Ir aš išėjau į lauką, padėjau Hebrai maišyti betoną, paskutinės partijas. Nu, Hebra per 5 valandas užmaišė apie 7 kubus betono su maišykle. Čia yra, man atrodo, greitis labai geras. Planavau tiesą mažiau, 4-5 pilti juodgrindžių, bet užpylėm 7 galiausiai. Biškį pakilom nuo majakų, nu ir nieko, bus tvirčiau. Čia tų porą comų gal išžaisim su šiltinimo medžiagom. Tai va, kokie liko krūva žvyro. Čia vyko veiksmas rimtas. Nesustodami, papietavom vieną kartą, bet taip tai nesustodami maišėm. Tai pats tas 2 prie maišymo, 2 su tačkom vežiojo, nu ir 2 prie lyginimo. Tai va 6 žmonių buvo pats tas. Dar vienas žmogus rūpinasi maistu, gerbuviu, malkomis. Panelės rūpinasi kitais dalykais. Gera atmosfera. Tai va, na, dar vienas etapas pabaigtas. Labai džiaugiuosi, kad iškart tų akmenų nepjauščiau ar nedaužiau, nes dauguma jų užsipylė iš tikrųjų. Tai kažkaip tais galvojau jos ten žemint pagal savo sugalvotą aukštį, bet dabar iš tikrųjų gerokai bus mažiau darbo. Dauguma išsižais su putplaščiu.
Like a prof. Aha. Gal pririščiau su dirželis, Viktor? Tai ne visada gerai. Na, reikia trumpo, ne, kartais? Jo. Na, kasgi dar liko nepasakyta apie betonavimą, tai dar vienas labai didelis ačiū visiems. Be jūsų pagalbos, neįmanoma būtų buvę taip greit ir tiek daug sumaišyti. Kaip jau minėjau, sumaišėm apie 7 kubus betono, gal šiek tiek daugiau, sunaudom virš 30 maišų cemento. Pasiruošęs cemento buvau 35 maišus, nors pagal planą turėjo užtekti 25. Cemento maišai buvo 35 kg svorio. Betono kubatūrą skaičiuoti paprasta, kvadratų name yra 84 to naudingo gyvenamo ploto, bet aš apvalinu iki 100 kvadratų, tada labai paprasta skaičiuoti. Reiškia, 1 cm storio betonas per 100 kvadratų yra 1 kubinis metras betono. Girdėjau, kad labai dažnai trunka cemento, mes irgi su ta bėda lyg ir turėjom susidurti, bet pakoregavo mišinį ir suėjom beveik lygiai. Bet cemento turėti visada pravartu daugiau. Nu, mano atveju aš turėjau beveik 30% daugiau ir mums jis beveik visas suėjo. Na, nelabai smagu, kai darbo eigoje pritrūksta cemento, reikia paskui laiko gaišimas, darbas kažkaip nepabaigtas iki galo. Buvo, kadangi laisva diena, šventė, tai nu niekur to cemento ir negausi tą dieną. Vandens iš šulinio išsiurbėm 3 metro skersmens gisonus. Tai nežinau, kiek čia kubatūros yra, bet nemažai. Vandenį siurbėme su siurbliu. Na, labai daug jėgų, manau, būtų kainavę, jeigu kibirais reiktų traukti, tai papildomos jėgų išlaidos. Na, labai norėjusi, kad darbas iš tikrųjų būtų pradėtas ir pabaigtas, tai pasiruošę buvom praktiškai visiems atvejams. Generatorius laukė, jeigu ką, jeigu elektra dings, kad atvažiuotų. Maišyklę kaiminystai radom, pasiprašėm, kad jeigu kas suges maišyklę, ar bus galima pasiskolinti, taip pat gavom sutikimą. Na ir turėjom 2 tačkas, tai ratas galėjo sprogti bet kada, bet kurią iš jų, tai žinojau, iš kur gauti dar vieną pakaitinę visai netoli. Vienas esminis dalykas lydėjęs, tai kad visi norėjo tiesiog padaryti šitą darbą iki galo ir greičiau pokštelti į prūdą ir pabendrauti.